Šiandien kartu su jumis noriu apgenėti štai šitą obelaitę. Tai yra antaninė obelis ir ją yra įskiepytos dar 3 šakos kitų veislių obuolių. O dabar jinai yra taip gana stipriai prižėlusi ir mes ją nugenėsim. Iš karto primenu pagrindinės taisyklės, ką mes darom genėdami obelį. Pirmiausia, išpjaunam šakas, kurios auga į vidų lajos, stačiai aukštyn ir stačiai žemyn. Skleidžiam šakas į šonus, kad laja būtų kuo atviresnė, išpjaunam viduje esančias šakas, kad neužtankintų lajos. Ir pradėsim nuo šitos nedidelės šakelės. Tokias šakeles, kurios auga į vidų, tokios jaunos, stačios, iškerpam visai, viršūnę trumpinam, nukreipdami į šoną šiek tiek. Jeigu šakelės mums atrodo perspektyvos, reikalingos, tiesiog galim jas patrumpinti ties pumpuru, kuris auga į tą pusę, kur mums reikia. Bet aš prikirpau ties šitų pumpurų, toliau į šakelį į tą pusę, ne į lajos vidų. Viskas bus gerai. Čia šakelė tokia nedidelė, ją paliksiu ir, aišku, pritrumpinu pačią viršutinę šakutę. Ta patį darau ir su kita šakelė. Šiek tiek patrumpinu, čia labai maža šakutė, čia pritrumpinu. Štai taip. Dabar šita šaka. Šita šaka auga labai į viršų. Ją iškerpu visai. Čia susikryžiuoja negerai, nors čia jau vaisinės šakelės yra susiformavę. Dar kartą primenu, kaip atrodo vaisinės šakelės. Vaisinės šakelės yra tokios pailgos, su smailais pumpuriukais. O pumpuriukai, kurie augins lapelius, jie yra labai priglūdę prie šakelės ir yra tokie mažiukai. Bet štai čia tokie yra šių auks lapeliai vėliau šakelės, o šitie smailus tokie, iš jų auks žiediniai pumpurai, žiedai. Tai tokią šakelę aš nukerpu ties tą vietą, kad nesikryžiuotų. Visai jos neiškerpu, nes čia yra žiediniai pumpurai, bus obuoliukų. Ir šakelę pačią pritrumpinu. Dabar yra štai šitą šakelę. Čia kažkas neaiškaus. Čia taip pat smulkaus. Į viršų kelt man nėra labai didelio reikalo, tai aš ją pritrumpinsiu šitoj vietoj. Iš tos šakos dar yra štai toksai išaugęs. Čia buvo nukirpta šakelė ir iš jos išaugo 3 nedidelės šakelės. Šitą tikrai nukirpsiu, jauna stačiai į viršų. Šitą jau čia žiedinius pumpurėlius krauna, čia irgi žiediniai pumpurėliai, paliksiu šią. Dabar tą pačią šaką dar jinai eina ir toliau. Štai čia mano, matot, buvo nukirpta. Šaka truputėlį pasitraukė iš lajos vidurio į šoną, kas mums yra gerai. Bet čia priaugino daug šakų. Šita šaka eina visiškai į lajos vidų, todėl aš ją visą iškerpu. Šita šakelė kryžiuosis man su šita šakelė ateityje. Bus ant to šakelės, man ją reikia tiesiog, jeigu nenoriu visai nukirpti, galiu tiesiog pritrumpinti. Ir čia tikėtina, kad sukraus vaisinės šakeles ir vėliau žydės. Ir šitą šakelę irgi pritrumpinu. Kai genit obelį, nuspręskit, kiek jums reikia obuolių. Pirmiausia, irgi labai svarbu.
Jeigu jūsų sodas didelis ir jūs turit daug vaisių, jūs tiek nesuvalgot ir jums paskui būna problema tuos vaisius susandėliuoti, būna problema surinkti lapus, surinkti krituolius. Tai pagenėkit šiek tiek stipriau, negailėkit. Jeigu jums atvirkščiai brangus kiekvienas obuoliukas, tada galit šakelių palikti daugiau. Ir nežiūrint to, kad gali būti šiek tiek tankoka, paskui prasiretinsit, sakykime, ar vasarą jau kai bus, matysit, kad per daug obuolių, arba rudenį, arba pavasarį. Bet jeigu jūs matot, kad jums vaisių užtenka, tai tikrai negailėkit, nes atželia labai daug vėl šakų ir paskui tų vaisių lapų būna per daug. Bet čia dabar iškerpu tokia, atrodo, tikrai gera, graži šaka ir vaisinės šakelės štai susikrovė, bet man vaisių tiek nereikia, aš tiesiog šitą visą iškirpsiu tam, kad man neužtankintų lajos. Atversiu geriau šviesos tom šakom, kurios man yra vertingesnės. Štai čia yra šakutė, kuri auga labai viduje ir aš ją iškirpsiu visą. Šitą auga į viršų, labai į viršų ir dar į lajos vidurį iškerpu visai. Šitą auga labai stačiai į viršų, bet yra šiek tiek toliau nuo kamieno, nuo lajos vidurio, tai aš ją pritrumpinsiu, nukreipdama į šoną. Bet pumpuriukas čia, nukerpu čia, jinai augs paskui į tą pusę. Tada va šitą šakelę vėlgi yra, šitą šakelę links čia, kai bus, sakykime, obuolių ir lapų, ir jinai kryžiuosi su šita. Tai vieną iš jų reikia trumpinti. Padarysim taip, kad pritrumpinsiu šitą čia, o šitą irgi pritrumpinsiu ties šitą vietą, kad jos truputėlį prasilenktų. Čia dar palikau tokią didelę apsisukusią, ką reiškia apžiūrėti iš visų pusių. Apeinu iš kitos pusės ir pamatau jau, kad kažkur tai palikta šaka nenukirpta. Tai va čia labai tokia ilga šaka. Ir va čia tokia mažytė išaugusi, aš ją ties tą mažytę ir nukirpsiu. Taip. Čia yra susidaręs brūzginėlis. Čia yra šaka antaninės obels, o čia yra šaka kitos obels. Kitos veislės, kuri man yra skanesnė ir kuri man reikalingesnė. Jos čia beveik kryžiuojasi, tai aš paaukosiu va šitą alyvinės obels. Atsiprašau, antaninės obels šaką, kad atlaisvinčiau vietą šitai šakai. O dabar žiūrėkim, kasgi čia. Čia labai daug yra vertikalių šakų. Vertikalias šakas aš iš karto išpjaustau, iškarpau. Čia galima, bet yra vaisinis pumpurėlis susidaręs, galima jį tiesiog nutrumpinti, va taip palikti. Čia buvo nutrumpintas, analogiškai nutrumpinta šakelė ir jinai išaugino gana stiprias 3 šakas. Vat jinai sudaro labai statų tiesiog kampą, auga į viršų. Čia jau man nebepatinka visą tai ir aš ją iškirpsiu visą. Aišku, tikėtina, kad čia vėl šitoj vietoj, kur aš iškirpau, išleis
šakeles, gal net ir ne vieną. Tai jeigu taip atsitiks, tai aš vėliau, sakykime, gal bus kuri auganti į šoną, tai paliksiu tokią, kuri augs į šoną. Šitas šakeles tiesiog pritrumpinu. Čia ta stipri šaka pritrumpinu. Čia auga labai į viršų, iškerpu. Šitą iškerpu. Šitą kol kas pritrumpinu taip. Perspektyvoje aš ją paliksiu gal augti, o taip tau labiau į viršų, o šitą iškirpsiu. Dabar yra dar dvi šakelės išaugę lajos vidury ir eina tiesiog į lajos vidų. Tai aš jas iškirpsiu. Nežiūrint to, kad jos yra gana stiprios ir jau vaisinių šakelių turi. Šitą iškirpsiu, šitą irgi. Šitą irgi tikrai. Nes labai į viršų. O šitą bandysim, va taip, prikirpsiu ir pasistengsiu, kad jinai eitų į tą pusę. Ar man tai pavyks, matysim vasarą arba kitąmet. Čia kryžiuojasi šakytės. O kol kas taip. Čia maža šakytė į lajos vidų iškerpu. Čia pritrumpinu, kad eitų į šitą. Bet čia pritrumpinu, kad eitų į šitą pusę. Kamienas va čia va primenu. Šitą iškerpu, nes eina labai į kitą šaką ir šitą pritrumpinu. Čia jau į viršų išaugusi gana stipri šaka. Su daug žiedinių pumpurų, su daug vaisinių šakelių. Ir jinai auga labai gerai taip į viršų. Tai norėčiau ją palikti. O šitą reikėtų man primažinti. Šitą iš karto šaką nukerpu, nes matote, eina, jau liečiasi su kita šaka. Iškerpu. Šitą pritrumpinu. Ir šitą pritrumpinu. Dabar dirbsim su šitą šaką. Kas pirmiausia matosi, tai kad yra štai tokia šaka, kuri auga į lajos vidų. Aš ją iškirpsiu, ne visą. Nes čia yra vaisinių šakučių, iškirpsiu ties tą vietą. Tegu jinai čia man dar oboliukų sukrauna keletą. Jeigu ką, aš ją pašalinsiu kitą metą. O čia irgi analogiška šakelė, kuri turi vaisinę mažą šakelę. Ir va čia taip pat. Šitą truputėlį pritrumpinu. Taip, čia yra didelis toksai išsišakojimas. Padarysiu taip, tiesiog nukreipsiu į šoną. Nukreipiu į šoną. Čia visą šitą šluotelę nukirpau. Taip. Šito šakelės, matau, kryžiuosis. Tai aš pritrumpinu, kad tai augtų į šoną. Šitą irgi pritrumpinu, nes jinai irgi kryžiuosis su kita. Čia nukerpu viršūnėlę, nes amarų buvo apsigyvenę ant jos nemažai. Ir pačią viršūnę taip pat nukirpsiu, nes šita šaka eina į lajos vidų, šita šaka eina labai aukštyn vertikaliai. Šita šaka eina irgi kažkaip keistai. Šitą šaką keistai į šoną. Būtų geriausia palikti šitą nedidelę šakelę, kad labai neišsikietotų ta mano obelaitė.
Bandykim tai ir padaryti. Aukštokai sunku pasiekti, bet kaip nors. Šitą iškerpu. Šitą iškerpu. Ir šitą labai stiprią taip pat iškerpu. Šiek tiek pritrumpinsiu. Na va. Čia iškerpu, nes labai aukštyn į viršų. Pereisiu prie šitos šakos ir tą vidurinę šaką. Šitas šakos vidurį paliksiu išgenėti vėliau, nes dabar tiesiog sunku prie jos prieiti. Šitą kai apgenėsiu, tada bus lengviau matyti, kas ten yra. Na, pradėsiu nuo pačios. Iškerpu, viskas auga į lajos vidurį. Lajos viduryje, kas auga, tai vėliau bus užgožta lapų, kurie augs viršuje ir negaus pakankamai šviesos ir vis tiek šitos šakos nudžius, nupliks. Bet šitą šaką nukerpu, labai stati šaka išaugusi iš jos į viršų. Ir labai arti lajos vidurio. Čia vieną tokį pumpuriuką palieku vaisinę. Va šitą va nukirpsiu irgi, nes jisai eina visai ne į tą pusę, kur reikėtų. Taip, dabar čia. Čia vėlgi šakelė auga. Vėlgi skirtingas pusės. Čia kertasi su šita šakelė, nu šita vis tiek irgi, sakykime, iškirpsiu ir tą, bet iškirpsiu ir šitą. Tada šita auga nelabai gerą kryptimį, iškirpsiu. Šitos iškirpti nenoriu, nežiūrint to, kad jinai auga gana vertikaliai, bet aš ją nukreipsiu į štai šitą pusę. Tuoj palaukai, bandysiu parodyti. Bet šita vieta pas mane yra laisva tokia, gana atvira. Ir čia galima leisti augti kažkokiai tai šakeliai, nes jinai turės pakankamai šviesos, pakankamai vietos. Ta šakelė auga ne visai tokia kryptimi, bet mes ją galime nukreipti. Bet aš nukirpsiu ties va šitų pumpuriukų ir jinai augs dabar va tai šitą pusę. Šita šaka labai į viršų, iškirpsiu visai. Šita šaka labai arti šitos šakos. Šita šaka jau yra senesnė šiek tiek su vaisiniam šakelėm. Aš ją pritrumpinsiu iki čia, nes čia irgi yra vaisinė šakutė labai mažytė, čia gali būti obuoliukas netgi šiame. Taip, šita šakutė auga neteisinga kryptim. Čia yra pagriaužtas stirniukų, aišku, reikia apkarpyti tokius dalykus. Žaizdelės aptvarkyti. Šitą šakelę irgi truputėlį patrumpinsiu, nes čia va irgi yra pumpuriukas, kad jisai man augtų į tą pusę, kur yra vietos. Taip, čia šita šakelė išaugusi labai gera kryptim. Va šitą iškirpsiu, nes jinai menka vertė. Šitą paliksiu, nukreipsiu truputėlį į šoną.
Šitą nukreipsiu taip pat į kitą šoną. Šitą augailą jos vidurį pritrumpinsiu. O tik čia. Tik čia pritrumpinsiu vaisinės šakeles, šitas paliksiu. Tegu krauna obuoliukus. Čia auga labai žemyn. Šitą šakelę labai žemyn. Šitą labai biškį stačiau į viršų, o va šitą nukreipsiu, kad jinai augtų į išorę labiau. Taip, dabar dar noriu šitą šaką nukirpti, nes jinai yra labai aukštai, labai tokia vertikali ir nenukirpsiu jos visiškai, neiškirpsiu, paliksiu šiek tiek, nes čia vėlgi vaisinės šakytės yra. Šitą smulkmeną nukirpsiu. Atsilaisvino šiek tiek vietos, jau galiu prieiti prie šitos šakelės, tos vat vidurinės. O taip po truputį ir einam aplink obelį. Pirmiausia, išsikerpam tai, prie ko galim prieiti, kas mums tikrai matom, kad nereikalinga. Ir jau po truputį einam ten, kur jau sunkiau prieiti. Taip, čia į šakos vidurį ir į lajos vidurį nereikia. Čia labai stačiai aukštyn nereikia. Ir iš vis šitos šakelės nereikia, nes jinai labai nekokybiška. Šitą patrumpinsim. Šita šakelė irgi, jinai bus tarp šitų dviejų šakų, tiesiog užgoš vienas kitą, tai aš ją nutrumpinsiu iki vaisinės šakelės. Čia menkavertis, čia pritrumpinam. Čia iškerpu šitą, nes eina labai į šaką didelė šita. Šitas eina aukštyn. Ir šitą pritrumpinsiu. Maždaug taip. Va čia va eina žemyn šakelė, išsikirpkim iš karto. Na, čia tokios nedidelės šakelytės, jas dar paliksiu, šitą galima pritrumpinti. Kadangi čia skanūs obuoliai, aš nenoriu čia daug iškarpyti, noriu palikti. Taip, dabar šita šaka dar labai smarkiai apaugusi. Kirpsiu štai čia, kad ne visada gal parodau, ką aš čia darau. Štai čia nukirpau, pumpurą palikau čia, kad eitų į tą pusę labiau. Šitą irgi pritrumpinam. Tai, kas eina į lajos vidurį, iškarpau. Ir šitą šaką irgi norėčiau palikti didesnę. Tai padarysiu taip. Šitą šakelę nukirpsiu, nes jinai į lajos vidurį visiškai. Šitą šakelę taip pat nukirpsiu visiškai, nes jinai eis ant vat šitos šakos ir užtamsins. Šita šaka irgi eina link anų šakelių, kas irgi nėra labai gerai. Nukirpsiu iki šitos vietos, nes čia yra vaisinių šakelių, tegu dar pabūna. O tai, kas liko viršuje, tiesiog patrumpinsiu ir visas šitas šakeles paliksiu. Patrumpinsiu nukreipdama šiek tiek vat nuo va tos šakos, nukreipdama į kitą pusę. Štai čia. Štai čia. Ir paliksiu šitą centrinį irgi ne visą, prikirpsiu šį, bet labai nežeminsiu. Dar norėčiau pritrumpinti va šitą šakelę. Taip, bandysiu pasiekti šitą. Būtų gerai nieko nenulaužti. O va kažkaip taip. Vaikščioti galima aplink iki begalybės.
Ir visada atsiras ką nukirpti. Bet čia tiems, kurie mėgsta karpyti. Kurie nelabai mėgsta, tai jie palieka per daug. Aš mėgstu obelis nugenėti drastiškai. Ir niekada nebuvo taip, kad būtų per mažai vaisių ar per mažai lapų ant žemės paskui. Visada jų užtenka sočiai. Tas pats principas. Eina į vidurį. Kamienas pas mane yra va čia. Šitas yra kamienas. Eina į vidurį. Iškerpam. Vėl į vidurį. Iškerpam. Vėl į vidurį. Iškerpam. Taip, kartais tenka iškirpti labai nemažai. Tada čia vėl vienas su kita kryžiuojasi, iškerpam. Dar ir šita eina į vidurį. Iškirpsiu. Čia jau vaisinės šakelės susidarė. Labai tikiuosi šiemet paragauti, prisiminti, kas čia buvo įskiepyta, jau net neatsimenu. Šitą šakelę trumpinu. Labai didelė, ilga šakelė. Daugus jau praktiškai va tik iš tos. Nukirpsiu ties va šitų pumpurų. Ir tikiuosi, kad jinai augs į šitą pusę. Čia vietos yra. Šitą šakelę labai smulki, maža, labai arti šitos šakelės. Vėlgi reikia palikti tarpą tarp šakų. Pakankamą. Pakankamas tai yra pusė 1,70 cm, ne mažiau. Šitą šakelę tiesiog pritrumpinsiu, nes jinai labai eis ant va šitos šakos. Norėčiau, kad jinai kažkur tai kitur imtų eiti. Gal ir vaisinės šakelės greičiau sukraus. O šitą irgi iškirpu, nes matot, jinai eina va į šitą šaką. Ir kryžiuosis. Taip, čia matau, kad išsikirps nemažai. Nes labai keistai taip iš šono išaugusi šitą šaką. Kaip eina. Va taip va. Gerai. Šitą irgi lajos vidurį iškirpu. Lajos vidurį iškirpu ir čia. Paskui pasieksiu ir viršūnę. Dabar nelabai pasiekiu, paskui pasilenksiu ir pasieksiu. Ir nukirpsiu, va šitą šakelę nukirpsiu. Ir tą pritrumpinsiu. Ir va ant visos šitos šakos yra vaisinė pumpurai. Visi va šitie pumpuriukai yra žiediniai ir jie žydės. Ir jeigu bus palankus oras, jeigu nenušaldys žiedų, bus galima paragauti ir obuolių. Dabar liko mums pats vidurys, pats kamienas. Ne, dar liko va šita šaka. Šita irgi yra įskiepyta šaka. Truputėlį sunkoka per šitas šakas prieiti, neišlaužius, bet pabandysim. Šita šakelė yra labai arti kamieno ir eina kažkaip, ne šiaip, ne taip. Va šitoj vietoje aš ją nukirpsiu. Čia va palikau pumpurą į tą pusę. Iš lajos vidurio į šoną. Taip, ką pabandyti iš kitos pusės apeiti. Škai čia sunku. Gerai, va iš čia. Čia eina link kamieno. Iškirpu visai. Šitą irgi eina link kamieno. Iškirpu visai. Čia nedidelę šakelę patrumpinu. Šitą patrumpinu. Gerai, kol kas tiek. Viršūnę pabaigsiu paskui. Dabar čia va centrinis mūsų lyderis. Centrinė šaka. Išauginusi daug šakų. Jos jau gana stiprios. Ant jų yra vaisinių šakučių. Aš tiesiog paprasčiausiai praretinsiu. Vis tik teko pasimti kopėčias, nes įsivaizdavau, ar kad aš aukštesnė, ar kad obelis žemesnė, bet supratau, kad viršūnės be kopėčių vis tiek nepasieksiu.
Gerai, pradėkime nuo šito šakytės. Šitą šakutę pritrumpinu, nes kad neįtų į tą pusę. Čia, matot, dvi šakelės, viena virš kitos irgi. Reikėtų palikti vieną kažkurią. Jeigu norim, kad labiau eitų į šoną, paliekam šitą. Jeigu norim kelt šaką aukštyn, tada paliekam šitą. Aš paliksiu turbūt va šitą, va, nes apačioje yra šakelė, va čia. Ir jeigu čia bus obuolių ateityje, jinai lenksis žemyn. Apatinė šakelė yra storesnė, jinai taip žemai nepasilenks ir šita gali tiesiog užstoti šitą šviesą. Palieku viršutinę ir ją pritrumpinu. Maždaug ties tą vietą, kad jinai eitų paskui ten. Ir va čia va tas tarpas toksai bus didesnis tarp šitų šakų. Ir va šitą šakelę irgi pritrumpinu, kuri ten toliau yra. Čia į mane eina va šita šakelė. Pažeista norų, matau, va čia va buvo. Tai iškart šitą vietą nukirpsiu. Šitą iškirpsiu, kad į tą pusę neįtų. Šitą paliksiu turbūt taip. O va čia va dar yra šakutė. Irgi tokia va gera graži šakelė, kurią man reikia tiesiog pritrumpinti. Aš jau va šitoj vietoj ir va šitoj vietoj pritrumpinsiu. Taip, pasilipėkim dar šiek tiek į viršų. Dabar čia vat yra pati viršūnė. Čia yra smulkios tokios šakelės, aš jų neliesiu, paliksiu viršūnę irgi truputėlį pakirpsiu, nes matau, kad amarų irgi būta. Ir dar pačią viršūnėlę reikėtų irgi pakirpti. Va šitą mažą šakytę nukirpu. Lapelius sudžiūvusius nuimu. Ir pačią viršūnėlę biškį taip, kad jinai paskui labiau norėtųsi šakotis. Liko pas mane tokia viršūnė. Va čia yra viršūnė, o ten vat yra dar šakos, kurias reikia pritrumpinti, kad nekonkuruotų su viršūnė. Taip, čia šakelė auga į vidų iškerpu. Va tokių obuoliukų niekada nepalikit. Nes čia puvinys labai sėkmingai peržiemoja, jos reikėtų dar rudenį nuimti ir sudeginti. Ir paskui plinta. Šitą šakelės tiesiog pritrumpinsiu. Taip, dabar dar yra iš viršūnės auga va šita tokia graži šakelė. Apgenėkim ją. Šitą į vidų va jos iškerpu. Šitą labai smulkiai nukerpu. Šitą pritrumpinu. Šitą šakelę pritrumpinu čia. Ir dar yra va čia šaka tokia, labai vertikaliai aukštyn išaugusi. Aš ją nukirpsiu ties šitą vietą, kad jinai man eitų paskui vat į tą pusę. Dabar mums dar reikia prieiti vat prie šitos šakos. Vat prie šitos, kuri dar viena yra likusi, čia irgi skiepas. Šitoj va vietoje skiepita. Ir va tokia šaka graži išaugusi. Vertikaliai aukštyn, mes ją truputį pritrumpinsim ir nukreipsim į šoną. Na štai toks rezultatas gavosi. Tiesiog papasakojau, ką aš darau, kaip ir kodėl. Kai jūs ganėsit savo vaismedį, galvokit apie tai, ko jums reikia, ko jūs norit, kokį rezultatą norit pasiekti. Pirmiausia, žinokit, kad vaismedis turi būti neužtamsintas, šakos turi gauti pakankamai šviesos, kad vaisiai būtų skanūs ir pakankamo dydžio. Ir kad būtų medis kuo sveikesnis ir aišku, gerai būtų, kad ir gražus ar būtų. Linkiu visiems sėkmės, gerų orų, aštrių sekatorių, entuziazmo
ir gero darbo. Iki sekančio susitikimo.